Mūsų žinių tarnybai paskambino pasipiktinę čia dirbantys žmonės ir paprašė pagalbos. Anot jų, Panevėžio želdynų direktorius Arūnas Sičiūnas prievarta varo žmonės iš darbo. Atvykus į vietą, mus pasitiko visas darbuotojų kolektyvas, pasiruošęs visomis priemonėmis kovoti už savo teises. Direktorius gali būti ir neblogas, bet jo tokia situacija. Jeigu jis ryte atvažiuoja, kokį valandą pabūna, vėl dingsta. Tai aš čia paklausiau, ką nuo praeitų metų Liepos mėnesį šiai įmonei įnešėt. Jis nutilėjo. Paskui užklausiau direktorių, kas toliau bus. Sako, nieko. Jūs, kaip sakot, kaip norite, ir vyniokitės. Taip aš pagalė mintis, aš galvoju. Sakau, kas yra toks žodis kompetentingas, jūs man paaiškikit. Jūs gal aukštą mokslą, sakau, baigėt. Vėl tyliai jisai. Jo, buvom visi susirinkę prie kabinės. Aš paprastas, nieko nebaigęs, bet jo neįžeidžiu, atrodo. Tokių nieko negaliu pasakyti tokio. Direktoriaus kompetencija suabejoja šie tikrai nuoširdūs ir mylinti savo darbą žmonės, išdirbę vienoje vietoje net po 30 metų, iš direktoriaus gavo tik vieną paaiškinimą. Tai yra patiems išeiti iš darbo savo norų, nes pinigų jie vis tiek neatgaus. Tačiau iš pažiūros ramus darbininkai pasielgė taip, kaip visus atleisti sumanęs darbdavys tikrai nesitikėjo. Pasidarė tokia situacija, kad direktorius nori, kad išeitumėm savo norų, be nieko, be išeitinių, žodžiu, patiem prašant. Turit parašyti prašymus, kad norite išeiti iš darbo? Taip. Ir siūlo. Ir va, visi susirinkom, iškvietėm teisininką, mums paaiškino daug ką, o direktorius mūsų norėjo bėgti. Užtat uždarėm vartus ir šitaip. Uždarę vartus ir neleidę direktoriui pabėgti nuo nemalonaus pokalbio, darbuotojai ginti savo teises pasikvietė profesionalų teisininką, kuris jiems paaiškino jų teises ir patarė, kaip kovoti su juos nusamdžiusiu darbdaviu. Teisininkas Vaidotas Ivanauskas bandė pats pasikalbėti ir su direktoriumi, tačiau pokalbis nepavyko. Kas yra gana koktu ir šlikštu dabartiniai Lietuvoje, kad darbdaviai dažniausiai piknaudžiauja savo teisėmis, tokiu būdu iškviesdami darbuotojus po vieną, kaip sakykime, dvasingam pokalbiui padušam, paaiškina, kad jisai turi nedelsiant parašyti prašymą savo norų, nes priešingų atveju jis nieko negaus, nes bendrovė bankrutuos, turtas yra užstatytas antstoliam, panašiai ir panašiai. Toks darbdavių spaudimas yra neteisėtas, netgi, sakykime, nusikalstamas, ką mes matom būtent šitoj situacijai. Atvykus pas direktorių ir paprašius galimybės darbuotojams pašnekėti su direktoriu, direktorius bėgo. Tiesiog bėgo, motyvuodamas tuo, kad darbo pertraukos metu, pietų pertraukos metu, jis vyksta surašyti sutarties pelningo šiai įmoniai. Ir būtent tos sutarties neparašymas įtakos, kad visi darbuotojai bus atleisti. Manyčiau, tai mažų mažiausiai yra juokinga. Juokinga ar ne, bet mes patys pabandėme pasikalbėti su pasislėpusiu nedidelėme pastate direktoriumi. Pirmiausia, jį reikėjo surasti. Nei pro duris, nei pro langą mūsų neįsileidęs direktorius taip ir nesitikė pasirodyti savo darbuotojams. Gali būti, kad jis tiesiog norėjo ramiai papietauti arba toliau kūrė planą, kaip atsikratyti nereikalingo darbuotojų balasto. Kaip bebūtų, mūsų žinių tarnyba ir toliau seks įvykius šioje bendrovėje bei informuos žiūrovus, nes šiuo ekonominiu laikotarpiu daugelis gali atsidurti panašioje situacijoje.